kadangi suplanavom pradžią 2 valandai, 2 valanda jau stuktelėjo ir taupant visų laiką, jeigu kas galvodamas prisijungs eigoje. Ir kaip žinia, susirinkom pradėti tą ilgai lauktą startą, nes prieš 2 metus buvo šaukimas paskelbtas į TUM programą. Pirmam sraute mes nespėjom sudalyvauti, startavom į 2 srautą, bet nuo to, manau, nėra blogiau, nes to besiruošdami nusprendėm kooperuoti jėgas su kaimynais iš Joniškio. Ir bendrom jėgom parengėm pažangos planą ir projektą ir šiandien jį pristatysim visuomeniai. Tai sveikinu žodį, kviečiu tada tarti Akmenės rajono vicemerą Tomą Martinaitį ir Joniškio vicemerę Vaida Aleksandrovič. Tai labą dieną, gerbiami svečiai, tiek iš Vilniaus, tiek mūsų broliai kaimynai iš Joniškio, labą dieną mūsų Akmenės rajono švietimo bendruomenės atstovai. Šiandien aš kaip vicemeras turiu progą pasveikinti visus su tokia iškilminga pradžia. Tikiuosi, galbūt truputėlį vėliau ir meras dar prie mūsų prisijungs, šiuo metu negali dalyvauti. Bet iš tikrųjų šiandien sutikom, kaip sakyti, po to ilgo laiko, ruošimosi laiko, po truputį išeiname į viešumą, norime pristatyti, kokius vis dėlto tos planus padarėme, ką mes kartu su Joniškiu bendraudami, ko galim pasidžiaugti. Ir man jau kaip Akmenės atstovai tikrai, savo tas planas yra jau geriau žinomas, bet tikrai labai įdomu, iš tikrųjų, bus gyvai išgirsti, kaip ir Joniškis jau ruošiasi ir kaip mes kartu galėsime tobulėti tam, kad vis dėlto pasiektume tą pažangą švietimą. Švietimas, aišku, iššūkių čia netrūksta. Vieni iššūkiai yra, kaip sakant, lengviau sprendžiami, kitų reikia ilgalaikių partnerių. Džiaugiuosi, kad mes iš savo Akmenės krašto tikrai atsakingai pasižiūrėjome šitą pažangos planą, į visą programą ir viliuosi, kad tuos bent jau tos trumpalaikius iššūkius mums padės spręsti, o galbūt padės ir tam tikrą proveržį pasiekti siekiant ilgesnių ilgalaikių tikslų. Tai ačiū visiems, kad susirinkote ir, kaip sakant, tą pradžią skelbiam. Tai žinoma, labą dieną visiems, mes tikrai neabejojam, kad pasieksime pačius geriausius rezultatus ir mes kaip iš Joniškio pusės norim padėkoti mūsų Akmenės draugams, kad pirmas susitikimas vyksta čia pas jūs, kitus susitikimus turbūt bus ir pas mus. Ir mes šiandien atvykom su visa mūsų komanda, tai dalyvauja mūsų švietimo skyriaus atstovė, kurios pristatymą vėliau išgirsime, kaip mums sekasi Joniškyje. Taip pat dalyvauja mūsų mokyklų įtrauktų į šį projektą direktoriai, tai yra gimnazijos direktorius Vidmantas, progimnazijos vadovė Ligita ir pagrindinės mokyklos direktorė ir vardas iškrito šią momentą, Aldona, bei mūsų komunikacijos specialistė Marija. Tai mes tokia graži komanda, lankome šiandien čia, dalyvaujam gražiam renginyje, dar kartą dėkojam Akmeniai ir tikimės išvažiuoti su pačiom geriausiam idėjom, mintimis, kaip toliau vystyti projektą ir pasiekti pačių geriausių rezultatų. Tai visiems geros dienos, gero pasibuvimo kartu, diskusijų ir pačių geriausių iššūkių ir jų rezultatų siekimo. Dėkui labai. Pagal programą turim viešnes iš ESTOS agentūros, kurios turėtų pristatyti šiek tiek visą programą, kaip yra sutarta. Tai kviečiam jas atlikti. Čia stovėti. Ačiū. Galbūt turėsit ir kokį pultelį, kur galėsiu perjungti. Jūs galėsite perimti. Tai gal aš jūs tiesiog žvilgtelsiu, jūs linkelsiu, kai reikės perimti. Gerai, ačiū. Pirmą filmuką ar skaidrės? Pirmiausia, gal prisistatysiu. Ir bus skaidrės labai trumpai, o paskui bus filmukas. Tai sveiki, labai malonu, kad gausiai susirinkote ir kad šiandien atvažiavom pasidžiaugti jūsų 2 savivaldybių darbą, ar ne tik Akmenės rajono, bet ir Joniškio rajono. Tai kai kurios veidus jau atsimename, kai kurių dar nespėjome įsidėmėti, tai tikimės, kad matysimės dažniau ir galėsim įsidėmėti juos. Šiandien atvykom 3 iš Vilniaus, aš esu Rūta Petrilaitė, lyderystės veikiant ekspertė, taip pat mano kolegė Monika Šimkutė-Bukantė irgi atstovaujant lyderystę veikiant. Ir turiu mūsų komunikacijos kolegę Eglę Kirliauskaitę. Tai kol kas... Aš dar kaip komunikacijos kolegė norėčiau pasakyti, kad gal visgi pradėkim nuo video filmuko ir manau, tada Rūtai teks mažiau pasakoti. Gerai. Tai
pradžiai pradėsim nuo filmuko, kuris pristatys visas 4 TUM sritis ir tinklaveiką. Paskui turėsime šiek tiek tokios bendros informacijos apie TUM programą. Tuomet pereisime prie tokių, kaip aš mėgstu vadinti, perliukų, ką mes kaip ekspertės. Tūkstantmečio mokyklų programos vizija. Kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Programos tikslas – mažinti mokinių pasiekimo atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias bei kokybiškas ugdymo ir ugdymosi sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Tai laipsniškas, nuoseklus mokyklų atnaujinimas 4 srityse. Lyderystės veikiant, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo ir STEAM ugdymo, o kertinis programos principas – tinklaveika. Lyderystė veikiant. Lyderystė veikiant – tai nuolatinis procesas, skatinantis vadovo, mokinio ir mokytojo aktyvų įsitraukimą į mokyklos gyvenimą ir tarpusavio pasitikėjimą. Pasitelkus lyderystės veikiant principus, užtikrinamas saugi emocinė ugdymo aplinka, skatinamas pozityvus mikroklimatas ir tolygus atsakomybių pasidalymas. Tai tokia mokykla, kurioje visi veikia kaip komanda, siekdami kiekvieno mokyklos bendruomenės nario sėkmės ir išsipildymo. Įtraukusis ugdymas. Įtraukusis ugdymas užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiesiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, o siekiant įgyvendinti mokinių potencialą atitinkančius rezultatus, pasitelkiami universalaus dizaino mokymuisi principai. Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, aplinką kartu su bendraamžiais ir skatina patirti mokymosi sėkmę drauge. Kultūrinis ugdymas. Kultūrinis ugdymas – tai mokymo pažangos skatinimas, bendradarbiaujant su menininkais, kūrėjais, kultūros ir meno institucijomis. Kultūrinėme ugdyme dėmesys skiriamas pirmiausia mokytojų kompetencijų kultūrinio ugdymo srityje stiprinimui, vaikų meninių kompetencijų lavinimui, kultūros ir meno istorijos žinių plėtotei, profesionalaus meno patyrimui. Mokykloje taikomi kūrybiški metodai, bet kurio dalyko pamokoje, didina mokinio ir mokytojo įsitraukimą. Taip stiprėja motyvacija mokytis ir ugdomas kūrybinis mąstymas, neatsiejamas šiuolaikinių kompetencijų pamatas. STEAM ugdymas. STEAM ugdymo srityje sąveikauja gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, kūrybinių veiklų ir matematikos mokslų elementai. Šio metodo tikslas – įgyvendinant bendrųjų programų ugdymo turinį, pagyvinti ir aktualizuoti ugdymo procesą, suteikti galimybę patirti ir kurti. STEAM ugdymas – tyrinėjantis, interaktyvus, tarpdiscipliniškas, aktualus, dialogiškas, ugdantis gebėjimas spręsti realias gyvenimiškas problemas. Tinklaveika. Tinklaveika – vienas kertinių tūkstantmečio mokyklų programos principų. Tai bendradarbiavimas ir dalymasis ištekliais tarp visų mokyklų. Tarpusavio ryšius mokyklos plėtoja susijungusios į tinklą, skirtą dalytis gerosiomis patirtimis, lengviau spręsti kylančius iššūkius ir siekti bendrų tikslų. Tai programos metu sukurti intelektiniai ir infrastruktūriniai ištekliai tampa pasiekiami visiems savivaldybės mokiniams bei mokytojams. Tai iš ties norim dar kartą paminėti, ar ne, ten toks truputėlį greitas susiplakimas buvo, bet iš ties labai smagu būti čia ir matyti jūs kartu. Ir kaip, tokia vienas iš pagrindinių pasidžiaugimų yra tas jūsų bendras darbas, 2 savivaldybių, kaip stiprybė ir tokia bendrystė, ar ne, kur siekiate ir bendrų veiklų, vieni kitus įkvėpti, kaip jau minėjo vicemerė, ne? Ir palaikyti, ir kažkokių bendrų veiklų kurti, ir semtis įkvėpimo vieniems iš kitų. Tai kol kas trumpai priminsiu, apie ką yra TUM programa, tuomet įvardinsiu
tuos, kaip vadinu, kabutėse perliukus, kuriuos ekspertės, sričių ekspertės išskiria kaip jūsų stipriasias veiklas kiekvienoje iš tų sričių. Ir po to perėsime prie dalies, kur jūsų savivaldybių atstovai detaliau pristatysite bendruomeniai savo veiklas, kurias susiplanavote pažangos plane. Aušrinė, ačiū. Taip, galim į priekį. Į priekį. Taip, pat video jau matėm. Taip. Ir dar į priekį. Taip. Tai primenu dar kartelį, ar ne, kad visi esame čia ir siekiame tos pačios vizijos, ar ne? Norime, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis įtraukioje, šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. To siekiame kartu, įdami bendro tikslo link, tai yra mažinti mokinių pasiekimo atotrūkius bei sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymosi sąlygas kiekvienam. Ir tų programa yra paremta šiais principais. Tai yra sprendimai, kuriuos kiekviena savivaldybė turi savo rankose, ar ne? Gal jūs norite persistis, nes žinau, kad man blizga, aš nematau, bet ir jūs per mane nematote. Tai gerai, ne, viskas gerai. Prašau, sėdėti. Matysiu. Gerai, ar ne? Tai kiekviena savivaldybė, kas yra ir išskirtinumas tų programos, turėjo galimybę pati išsigryninti savo problematiką ir spręsti kiekvienai savivaldybė aktualias problemas, ar ne? Tai kaip ir Joniškio rajonas, taip ir jūs Akmenės rajonas, išsigryninote tai, kas jums yra svarbu, aktualu spręsti ir tai yra būtent vienas iš kertinių programos principų. Tuomet sukurta infrastruktūra bei intelektiniais iššūkiais taip pat siekiate dalintis tarpusavyje. Ne tik tarp viso tinklo mokyklų, ne tik tarp mokyklų, kurios dalyvauja tų programoje, bet ir tarp tų, kurios nedalyvauja. Jūsų atveju, jungtinių savivaldybių atveju, tai ir tarpusavėje tarp dviejų savivaldybių. Tuomet finansavimas skiriamas ne tik, kaip vadinam, sienoms ar ne, ir infrastruktūrai, tačiau ir kompetencijoms stiprinti toms svarbioms minkštosioms vadinamosioms veikloms. Ir TUM programoje gali dalyvauti tos mokyklos, kurios atitinka formaliuosius TUM programos kriterijus. Pakuojant pirmin. Ir kaip ir video filmuke jau išgirdote tokiam užtvirtinimui dar kartą, kad turime 4 tobulinimo sritis, tai yra lyderystė veikiant, kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas bei STEAM ugdymas. Ir visą tai suriša pagrindinis kertinis principas tinklaveika. Tai keliaujame pirmiausiai prie Akmenės rajono savivaldybės veiklų ir dabar trumpai sritimis, galime priekį, išskyrėme šias veiklas kaip jūsų, tokias mūsų akimis stipriasias dalis, kurias norėjome paminėti ir tikrai pakartotinai pasidžiaugti prieš jūs visus. Tai iš lyderystės veikiant srities, tai yra veiklos, kurios nukreiptos į vadovų ir pedagogų lygmens vadybinių ir lyderystės kompetencijų stiprinimą, mokymų bei stažuočių formomis. Tuomet lyderystės programos, kurios nukreiptos į mokyklų bendruomenių telkimą bei lyderystės veikiant raišką, lyderystės veikiant kompetencijų ugdymas kaip integruota mokymų dalis, dermė su kitomis TUM sritimis ir toks iš tiesų įspūdingas ir unikalus jūsų planas ir modelis, ar ne, tai yra centralizuoto ugdymo veiklų modelio sukūrimas bei įgyvendinimas. Tuomet įtraukusis ugdymas išskyrė šias jūsų stiprybės. Tai yra kompetencijų tobulinimo programose yra kuriamos naujos įtraukiojo ugdymo metodikos, kurios išbandomos praktiškai, būtent per lietuvių ir matematikos pamokas bei veiklas. Taip pat jūsų skiriamas dėmesys vaikų su intelekto sutrikimais ugdymui bendrosiuose klasėse, įtraukiant ir sensorinių kambarių panaudojimą, bei pagalba įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Tai tokios struktūros kaip gerosios patirties pasidalijimo renginiai kartu su Šiaulių regiono specialiojo ugdymo centru. Jeigu galime tiek keliauti, ačiū. Kultūrinis ugdymas mini ilgalaikio kultūrinio ugdymo veiklų sukūrimą bei įgyvendinimą, kuriame sukonkretizuota tokia įdomi dalis, tai vizualinio mąstymo strategijos taikymas literatūros pamokose.
Tuomet sukurta bei įgyvendinta integruota lietuvių ir teatro formaliojo ugdymo programa, taip pat skaitymo skatinimo programa, na ir klasių kultūrinio ugdymo programos, kurios yra skirtos ugdyti mokinių socialinės bei emocinės kompetencijas. O STEAM ugdymas mini tokias dalis kaip probleminio ir kritinio mąstymo ugdymo programą ir to formalios ugdymo programos metu yra integruotos technologijos, robotika bei programavimas. Taip pat integruotų patyriminių veiklų aprašų bazės sukūrimas, na ir matematinio ugdymo modeliai, kurie padės užtikrinti individualizuotą matematikos ugdymosi procesą. Čia šita dalis kai kuriems iš jūsų galbūt pati įdomiausia ir labiausiai laukiama, kurioje galite pastebėti, kaip procentaliai pasiskirščiusios lėšos tarp skirtingų sričių ir vėlgi atsižvelgdami į ženklelius, trumpinius galite pastebėti, kokia dalis yra skiriama infrastruktūrai, kuri beveik visais atvejais kainuoja daugiau ir kuri dalis skiriama kiekvienos iš sričių mokymams, veikloms bei priemonėms. Tai, kaip matot, didžiausias, kaip aš sakau, pyrago, kiti mėgsta sakyti spurga, gabalas tenka stygui jūsų atveju. Ir dabar trumpai apie Joniškio rajono savivaldybę. Tai lyderystės veikiant srityje išskirtos tokios jūsų naujovės, planai, veiklos, kaip projektinių veiklų koordinatorius, kuris užtikrins sklandų tų veiklų įgyvendinimą, tai yra įdarbinimas ar ne, etato steigimas. Taip pat mokyklų bendruomenių įtraukimo į veiklas ir įveiklinimo programa, kaip mokymų tęstinumas, praktinis įgyvendinimas ar ne, taip užtikrinant tvarumą. Ir programa apima įvairiausias formas, nuo kolegialaus grįžtamojo ryšio iki pamokų stebėjimo, metodų banko, taip pat pamokos 13 klasiai ir daug kitų formų. Taip pat kursite pedagogų mentoriavimo sistemos sukūrimą, siekdami efektyvesnio integravimo ir praktikų sklaidų, na ir planuojate bendrus renginius tarp abiejų savivaldybių, kuriuose dalinsitės patirtimi, be abejo stiprinsite bendradarbiavimą ir ryšį. Įtraukusis ugdymas išskyrė tokias jūsų veiklas. Tai kuriama paramos sistema mokytojams, kurią įgyvendinant bus organizuojami metodiniai renginiai, vėlgi minimas metodinio banko kūrimas, konsultacijos, grįžtamo ryšio praktikos ir diegiami algoritmai. Taip pat minimi neformalaus veiklų. Taip, o dabar ir pasimečiau, ar iš tikrųjų pradėjau gerai šifruoti šitą NVŠ. Gal galite padėti man? Neformalaus vaikų švietimo veiklų, į kurias bus įtraukiami ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Šitų veiklų plėtimas pasitelkiant partnerių pagalbą ir stiprinant didelių ir labai didelių poreikių turinčių mokinių įtraukti į bendrąjį ugdymo procesą. Na ir dermė su kitomis sritimis, tai šiuo atveju buvo išskirta STEAM pamokų ciklo sukūrimas pagal universalaus dizaino mokymosi principus. Tai stipri dermė šiuo atveju su įtraukiuoju ugdymu, ne, tarp STEAM. Kultūrinis ugdymas, sukurtos ir įgyvendintos jūsų integruotos menų ir technologijų, muzikinio raštingumo ir dailės programos. Taip pat įtraukiojo ugdymo vėlgi dermė kartu su įtraukiuoju ugdymu, ar ne, integruojant pasitelkiamą tą pagalbą ir įgyvendinamas atskiros veiklos. Ir infrastruktūros bei priemonių atnaujinimas. Tuomet iš STEAM buvo išskirtas jūsų mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas darbui laboratorijose, gamtos mokslų mokytojų metodinių stovyklų, kurios skirtos mokytojams tobulinti kompetencijas, kurti, tobulinti savo ugdymo turinį. Taip pat integruoto STEAM ugdymo turinio sukūrimas ir įgyvendinimas nuo 5 iki 10 klasių mokiniams, skirtingiems koncentrams, siekiant pagerinti PUPO rezultatus matematikoje. Na ir laboratorinių darbų aprašymų parengimas, kuris yra integruotas kartu su gamtamokslio ugdymo programomis. Ir vėlgi
panaši spurga, vėlgi matome panašią tendenciją, ar ne, kad Steamui tokia didžiulė riekė, taip pat matosi, kiek skiriama lėšų ir kitoms sritims, jeigu skaičiuojame taip atskirai, procentaliai padalinant į visas. Ir taip pat, būdamas čia, norėtume priminti, kad yra TUM leidinių, kurios komandoje esame parengusios, tai rekomendacijų leidinį turbūt prieš metus, iš tiesų greitai tie metai prabėgo, buvote atvykę į Vilnių išgirsti, pamatyti, pasiklausyti, turėjome renginį ar ne, kuriame pristatėme ir šis leidinys yra prieinamas skaitmeniniu formatu, jo popierinės versijos nėra. Tačiau universalaus dizaino mokymuisi gairės yra prieinamas ir skaitmeniniu variantu ir šiandien atvešime jums popierinę versiją. Tai po susitikimo, Eglė, tu, man atrodo, pusė ar ne, prie staliuko kažkur labiau gal kitoje pusėje, kur paprašysime mainais už universalaus dizaino mokymuisi gairių knygą jūsų autografą, mėgstu sakyti. Tai tiesiog mums reikės jūsų parašo ir galėsite savo ugdymo įstaigai paimti vieną kopiją, o toms įstaigoms, kurių šiandien čia nėra, tai savivaldybė perims likutį knygų ir jau paskui pasidalinsite. Ir galbūt kažkas iš jūsų jau klausėte, girdėjote, regėjote, turime naują formatą, kuriame taip pat siekiamas dalintis ir jūsų gerosiamis praktikomis. Tai yra tinklalaidės, bendras pavadinimas yra Postumis, kuriame užkoduotas ir TUM pavadinimas. Kaip tik rytoj bus publikuotas vienas naujas epizodas STEAM tematika. Tai labai kviečiame klausyti Spotify platformoje arba apsilankant mūsų 1000-mečio mokyklų tinklalapyje, kuriame taip pat rasite įkeltą įrašą ir vieną epizodą lydi rekomendacijos, praktinės rekomendacijos, kurios yra orientuotos į mokytojus, bet taip pat kiekvienas iš jūsų gali rasti ten savo naudingos informacijos ir naudingų praktinių įrankių. Šiek tiek atsinaujino mūsų tinklalapis, pasidarė patogesnis naudoti, įtraukesnis, galbūt šiek tiek žaismingesnis, tai kviečiame apsilankyti ir atskiltyje leidiniai rasite ir, kaip minėjom, universalaus dizaino gaires, rekomendacijų leidinį, tinklalaidžių skiltyje rasite, ką tik minėtas šitas tinklalaidės. Na ir mus galite taip pat sekti socialiniuose tinkluose, mes turime dar vieną naujovę, kad atsirado ir TUMO atskiras YouTube puslapis, kuriame galite peržiūrėti tuos renginius, kuriuos galbūt nepavyko suspėti ar nepavyko užsiregistruoti, nes jau buvo daug norinčių dalyvauti. Tai tikrai kviečiame apsilankyti atsinaujusiam tinklalapyje. Suvedu informacijos ir turite iš tiesų, kolegės pasidalino, ar ne, Eglė, sukurti informaciją, kai keliate informaciją į savo socialinius tinklus, ką reikia užmėti ir jeigu neturite tos informacijos, tikrai galite parašyti ir mes jums ją atsiųsime. Tai dabar labai norėtume pakviesti ir jūs, kolegas, pratęsti apie savo planus. Kaip žinia, pradėdami ruoštis pažangos planui, mes pasitelkėm išorės ekspertus, Gulliverį, kuris analizavo, dėliojo lygiai taip pat mes su mokyklom, mokyklų bendruomenėm, kėlėm problematikas, bandėm išsianalizuoti, kuris čia sritis labiausiai mums aktuali, kur galėtumėm nukreipti finansavimą. Ir Akmenės rajone dalyvauja 5 švietimo įstaigos, visos, kurios atitiko reikalavimą, tai yra nemažiau 200 mokinių švietimo įstaigoje. Tai Akmenės gimnazija, Ventos gimnazija, Papilės Simono Daukanto gimnazija, taip pat Saulėtekio progimnazija ir Naujos Akmenės Ramučių gimnazija. Tai analizuojant tas stiprybės, kurias mes įsivardinom ir pažangos plane, kai mes jau planavom, dėliojom ir tikrai 2 metus nuosekliai daug diskutavom ir konsultavome su ESPOS atstovais, mūsų koordinuojančiais. Tai lyderystės srityje mes išskyrėm tai, jog turėjom patirties lyderio laiko programoje ir įgyvendinam projektą, bei tai, jog mūsų vadovai švietimo įstaigų yra Lean programas išklausę valdybos sistemą, taip pat kultūrinėme ugdyme nemenka įdirbį neformalaus ugdymo būrelių veiklose ir vasaros užimtumo programą turimą, kurią finansuojam iš savivaldybės biudžeto,
sutvarkyta infrastruktūra neformaliajam ugdymui ir galimybės veikti. Taip pat įtraukiajam ugdyme tai, jog užtikrinamas rajone visų mokinių pavėžėjimas, švietimo pagalba pagal poreikį ir galimybės, nuolat keliama pedagogų kvalifikacija bei ypatingai Ramučių gimnazijos dalyvavimas Erasmus projektuose. Bei STEAM. STEAM-e mes nuo pat Šiaulių STEAM centro steigimo dalyvaujam aktyviai, ten esame įsipareigoję net ir finansiškai. Maždaug kasmet 10 000 biudžeto pinigų skiriam mūsų rajono vaikų vykimui į STEAM centrą Šiauliuose, kad galėtų mūsų mokiniai patirti STEAM ugdymo galimybės ten turimuose laboratorijose. Taip pat ruošdamiesi šitam projektui užmezgėm kontaktą su Klaipėda ir šiandienai Klaipėdoje įsteigtas STEAM centras taip pat pradėjo veiklą ir mes aktyviai bandom dirbti su Klaipėdos universitetu šitą temą ir tikimės tiek pateikti Šiaulių, tiek Klaipėdos konsultacijų, įgyvenant, pasirenkant laboratorinį įrangą ir panašiai. Tai tie taip pat turimas įdirbis, kas ir visos Lietuvos mastu buvo mokyklos dalinai aprūpintos įrangą iš projekto mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis. Tai yra, kad įsivardinam, jog mes tikrai STEAM-e nesam, kaip sakant, visiškai nieko neturintys. Švietimo įstaigose buvo padarytas nemenkas įdirbis ir turimas įrangos, sukurtos tam tikros laboratorijos, mini laboratorijos, nes daugiau ten buvo orientuotas tas projektas į pradinių klasių mokinius ir jiems skirtą įrangą. Ir įsivardinom iššūkius, kuriuos šiandieną, jeigu taip įvertinti per 2 metus, mes buvom įsivardinę iššūkį, matydami, jog išties pedagogų kaita, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta taip, kaip vyksta, susidurėm su to iššūkiu, bet jau iki prasidedant STEAM veiklom, ne STEAM, o TUM veikloms, mes turim jau pasitvirtinę ir mokytojų pritraukimo programą, taip pat kultūrinėme ugdyme įsivardinom tai, jog Akmenės rajonas kaip periferinis rajonas nutolęs nuo didmiesčių neturi profesionalaus meno įstaigų, kurias galėtumėm pasitelkti ugdyme ir mums tenka visgi įveikti nemažą atstumą, kad nuvykti arba pasikviesti profesionalaus meno atstovus į mokyklas. Tačiau ir čia šiek tiek esam jau padirbėję, štai Saulėtekį pradiniam ugdyme turim jau ir teatro mokymą, tai galim to pasidžiaugti, jog tuomet įvardinti iššūkiai ir problemos mes nelaukiam, kaip sakant, tų programos starto ir dirbam nuosekliai tose veiklose. Taip pat įtraukusis ugdymas. Ne visi mokytojai pasirengę dirbti su skirtingos negalės ir gebėjimais taikant įtraukio ugdymo metodiką, bet ir čia šitoje vietoje tikrai, žinau, pasitelkėm mūsų spec ugdymo mokyklą, Nabikinė, kuri parengė programą mūsų pedagogams ir tų mokymų jau per tos 2 metus tikrai ne vienas mokytojas yra išklausęs papildomai ir tas pasirengimas šiandien yra jau netoks, kai mes pradėjom planuoti šitą TUM programos pažangos planą, bet natūralu tos galimybės, kurias duos TUM programa, jos leis daugiau pasiekti didesnę apimtimi mokymų prasme ir kvalifikacijos kėlimo prasme, bei STEAM centrų laboratorijų įrangų trūkumas. Natūralu, vėlgi, kaip ir kalbėjau, Šiauliuose, Klaipėdoje STEAM centrai, iki kurių pakankamai nemažas kelias ir natūralu viso ugdymo procesą organizuoti STEAM centruose tiesiog fiziškai nėra įmanoma. Ir čia mes dėjom akcentą, pasimdami strategiškai, jog nori susikurti bazę STEAM laboratorijų, kad galėtumėm rajono vaikams suteikti tas galimybės nuolatos mokytis STEAM metodiką paremtų ugdymų ir šitoje vietoje, kaip vėliau pamatysit, kaip ir jau rodė kolegos, kad STEAMui tikrai didžioji dalis finansavimo TUM programos yra skiriama ir čia toliau.
Čia su tas 1 900 000 tai yra su PVM, kadangi projektui, kaip žinia, PVM dalį dengia, kaip sakant, mums ir natūralu, perkant, planuojant pirkimus ir perkant paslaugas, PVM dalis, jinai į bendrą biudžetą visgi įsiskaičiuos ir mes už tai rodom jau ne taip, kaip projekte kolegos jau ant tento parodė, jau 3 300 000 tas bendras, bet įvardam ir tą PVM dalį. Tai čia bendra vizija ir tikslas yra bendras, kuris jau atsikartos tikriausiai, tad prie jo nesustosim ir kaip ir kalbėta buvo pagal sritis. Tai pagal sritis nesinori visko čia skaityti tiesiog nuo skaidrės, nes bent jau kolegos tikrai visi jau su to dirbdami, Akmenės rajono kolegos turiu omeny, tikrai atmintinai žinau tos niuansus, bet kaip ir sakiau, STEAM pagrindinis mūsų tikslas įkurti šiuo atveju Ramučių gimnazijoje Akmenės rajono STEAM klasių kompleksą, kuriuo galėtų naudotis viso Akmenės rajono vaikai, įrangą ir galėtumėm organizuoti efektyviau STEAM mokymą. Tai tinkleliai. Kultūrinis ugdymas. Kultūrinis ugdymas daugiau jau eina ir per mokyklas, kurios šitą kultūrinio ugdymo akcentą išsiskyrė, tai yra Saulėtekis ypatingai, Akmenės gimnazija. Ir jos detaliau, aišku, papasakos tiek apie bendruomenės erdvę Saulė, bet lygiai taip pat bendrai yra suplanuoti mokymai, kurie leis mūsų mokytojams kultūrinio ugdymo metodikas įvaldyti taip, jog galėtumėm kultūrinio ugdymo mokymą taikyti plačiai mūsų pamokose. Lyderystė veikia. Kaip ir sakiau, mes turėjom jau nemažą patirtį ir šiandienai galim pasidžiaugti mūsų įstaigų vadovų lyderystę, ugdymo rezultatai tiek pagal savivaldybių indeksą Akmenės rajono nuolat, net nepriklausomai nuo buvusio COVID laikotarpio gerėja. Ir tuo džiaugiamės, natūralu, tai yra rezultatas mūsų įstaigų vadovų, švietimo įstaigų vadovų, kurie yra tikrai lyderiai ir geba tą vykti. Tai natūralu dabar tiesiog reikia sustiprinti šitas kompetencijas ir jas plėsti į pasidalintos lyderystės kontekstą, kai mes įtraukiam į sprendimų priėmimą didesnę bendruomenės dalį. Ir tinklaveika. Tinklaveika, kaip jau ir kolegės iš ESPAS minėjo, jog tai yra daugiau mūsų turimos infrastruktūros pasidalinimas, įveiklinimas, neatskiriant čia mano, čia tavo, o tai yra Akmenės rajono vaikams skirta visa infrastruktūra ir mes bandom organizuoti veiklą taip, jog bandysim ir bandom natūralu, jog ta infrastruktūra veiktų ir būtų naudinga visiems Akmenės rajono mokiniams, neštų naudą, kalbant ugdymo prasme. Ir dabar, aišku, svarbiausia dalis, ką mes įsipareigojom, gavę tą sumą pinigų ir susiplanavę veiklas, buvo pagrindiniai rodikliai, kuriuos reikėjo iš pagrindinių išsirinkti privalomai. Ir čia mes, kaip sakant, didelio pasirinkimo neturėjom, tai buvo lietuvių kalbos mokymo pasiekimų gerinimas, matematikos mokymo pasiekimų gerinimas. Ir čia matom situaciją ir įsipareigojimą perspektyvoje, ką mes turėtume pasiekti įgyvendinę tų programų. Tai čia jau neperšoko, bet kaip matėte, taip pat yra jungtinės klasės, jungtinių klasių mes šiandien neturim ir įsipareigojam perspektyvoje jų ir neturėti. Tai taip pat ir rodikliai, kuriuos mes pasirinkom, ar jau čia prie mokyklų per. Taip, čia yra rodikliai, kuriuos jau mes kaip savivaldybė pasirinkom įgyvendinti. Tai matydami problemą, kaip sakant, pedagogų kaitos, natūralu, mes turėsim išeinančią kartą pakeisti vienaip ar kitaip, pritraukti mokytojų ir aktyviai to dirbti, natūralu, tada turėtų keistis ir mokytojų amžiaus vidurkis rajono mastu.
Taip pat švietimo pagalba gaunančių mokinių dalis, procentinė išraiška turėtume pasiekti bent jau 98. Šiandienai situacija yra atspindėta ir atsižvelgiant tai, jog nuo rugsėjo įtraukusis ugdymas yra privalomas ir tai sričiai tikrai skiriamas nemažas dėmesys nacionaliniu mastu, aš manau, kad šitą procentą pasiekti mums tikrai pavyks. Ir taip pat svarbiausias galbūt tas pasirinktas rodiklis, tai valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis, kurie išlaiko 3 ir daugiau brandos egzaminų. Tai ties šitą sritim, manau, aktyviai dirbdami, įveiklindami STEAM klasių centrą Akmenės rajone mes bendrom jėgom tikrai pasieksime. Ir čia yra jau mokyklų kiekvienos pasirinkti rodikliai pagal bendrą reikalavimą. Tiek nedetalizuosiu, nes tikrai tikiu, kiekviena įstaiga pristatinėdama kalbės apie savo sritį, taupydamas laiką. Tiesiog tą akcentą turime omeny, kad įsipareigojimai buvo ne tik savivaldybės mastu, bet ir kiekvienoje mokykloje dar išgilinti ir sudėlioti. Ir čia matom dabar tą, kaip sakant, spurgą, kurią mes šiek tiek stambiau, neparodydami minkštųjų dalių, tiesiog pagal sritis 4. Tai matom, STEAM ugdymas iš tikrųjų pas mus rajone yra didžioji dalis, bet čia didžiausia dalį ir suvalgo infrastruktūros dalis, kadangi reikia įrengti laboratorijas ir nupirkti įrangą, kuri didžiausia dalį ir kaštuoja. Tai trumpai apie Akmenės rajoną, o toliau kviesiu jau tada mūsų mokyklų atstovus, bet pasidalinti savo suplanuotam veiklom kiekvienoje įstaigoje. Tai pagal abėcėlę gal tada Akmenės gimnazija. Kaip čia jūs kėlėt? Galėsim, jeigu įkelti. Skaidrės turėtų viskas veikti. Tai lygiai taip pat gal galim. Gerai. Pirmiausia, tai aišku buvo įvardintos problemos, kurios kaip ir visam rajonui, taip ir mūsų mokyklai būdingi, tai yra žemi šalies vidurkio nesiekiantis mokinių pasiekimai, tai yra valstybinių brandos egzaminų, PUPO ir nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo. Toliau nepakankamas ir nesistemingas integruotos STEAM ugdymo taikymas ir nepakankama infrastruktūra. Ta infrastruktūra nuspręsta rajono mastu kurti bendrai, tai įsijungsim ir mes. Toliau lyderystės kompetencijų trūkumas. Vienam daugiau, kitam mažiau lyderystės kompetencijų yra, bet niekada nebus jų per daug. Nepakankama kokybiško kultūrinio ugdymo pasiūla ir prieinamumas mokiniams ir nepakankamai geros sąlygos darbui su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais mokiniais. Įgyvendinant programą, aišku, pirmiausia bus stiprinamos pedagogų kompetencijos siekiant integruoto ugdymo turinio ir kūrybinio ugdymo metodų taikymo pamokose ir įtraukiajame ugdyme. Didelis dėmesys mūsų mokykloje skiriama kultūros įvairovė į formaliajame ugdyme. Mokykla aprūpinta bus trūkstamomis kultūrinio ugdymo priemonėmis ir sukurti siekiama geresnės sąlygas STEAM ugdymo turiniui, kūrimui ir įgyvendinimui. Kalbant apie kultūrinį ugdymą, tai tikslas didinti profesionalaus ir kokybiško meninio kultūrinio ugdymo prieinamumą. Ir iš to seka, kad norėsim, kad moderni kultūra ateitų į mokyklą. Tai pirmiausia, bendravimas su profesionaliais menininkais. Taip pat priemonėmis sieksime aprūpinti, kad ugdymo sąlygos būtų kokybiškos visiems mokiniams ir prieinamos visiems mokiniams. Pamokos numatomos vykdyti muziejuose, rengiant bendrus koncertus su muzikos mokyklos mokiniais,
siekiamas kuo daugiau susipažinti su profesionaliais menininkais ir, žodžiu, siekti kuo didesnės kultūrinio ugdymo įvairovės. Bus sudarytos sąlygos sistemingam integruoto formalio ugdymo įgyvendinimui per visas tas edukacinės veiklas, kaip ir minėjau, įtraukiama kuo daugiau, kuo įvairesnių kultūrinių veiklų. Ir parengta ir įgyvendinta kultūrinio ugdymo programa, kuri apims ne mažiau kaip 8 modulius 2-12 klasių mokiniams. Didelis dėmesys vizualinių menų programos sukūrimui ir įgyvendinimui. Čia mes turime mokytoją ekspertę, dailės mokytoją, kuri apsiėmė šitą veiklą įgyvendinti ir didelį dėmesį skirti šiuolaikinių vizualinių menų įvairoviai ir meninių kompetencijų tobulinimui. Mokiniams bus, aišku, ugdomas kūrybiškumas, motyvacija mokytis ir mokinių savijauta gimnazijoje, kada mokykla yra pripildyta meninių kūrinių, aišku, yra geresnė ir to ir siekiama. Įtraukusis ugdymas yra numatyta sensorinio kambario įrengimas, mes jo neturime ir aišku, kad tas sensorinis kambarys turėtų būti kaip priemonė įtraukiojo ugdymo metodikoms įgyvendinti, ne tik tai darbui su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais mokiniais, bet ir darbui su kitais mokiniais ir stimuliuoti vaiko pojūčius, klausą, regą, uoslę, skonį, lytėjimą. Ir tas sensorinis kambarys numatomas, kad jis bus naudojamas ne tik specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių terapijai, bet ir įvairioms edukacijoms bei programoms, taip pat ir mokytojams. STEAM ugdymas numatomi įsitraukti į tas veiklas, kurios numatomos rajono mastu Ramučių gimnazijoje, sukuriant infrastruktūrą, vykti ten ir aišku, kad taikymui pamokose tai turėtų turėti didelę reikšmę. Veiklos organizuojamos, aišku, kaip dabar, kad mes vykstam į Šiaulius, tai bus, aišku, geriau, kad nereikės vykti į kitą, į Šiaulius, o galėsim vykti į savo rajoną ir, aišku, turėtų būti geresnės sąlygos pasiekimų gerėjimui. Taip pat probleminio ir kritinio mąstymo ugdymo programa formaliojo ugdymo metu, integruojanti technologijas, robotiką ir programavimą. Numatoma įsigyti robotukų, mes jų dabar šiek tiek turime, bet mažokai, kurie padėtų mokinių loginio mąstymo lavinimui ir pažinčiai su programavimu. Ir šitos veiklos bus integruotos su kitais dalykais, įtrauktos į visų mokomųjų dalykų ugdymą ir neformaliojo ugdymo veiklą. Ir čia mūsų biudžetas, kam daugiausia skiriama, pas mus įrangai ir priemonėms kultūriniam ugdymui. Viso bendras biudžetas yra 91 345. Tai tiek. Būsiu suklydęs pasakęs, kad pagal abėcėlę, nes aš nežiūriu čia pasižymėjus, kaip pažangos plane buvo mokyklos su užšifruotos M1, M2, tai pagal tai ir kviečiami pristatymą. Tai tada Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija. Na ką, tai tada galim kitą skaidrį pristatyti, kad Papilės Simono Daukanto gimnazija. Tai mes taip pat išsigryninom, kas mums svarbiausia yra, į ką labiausiai turėtume atkreipti dėmesį. Tai yra žemi šalies vidurkio nesiekiantis
jų pasiekimai, tai yra matematika, fizika ir informacinės technologijos, bei neužtikrinama pakankama švietimo pagalba moksleiviams. Vizija, na, turbūt aš nesikartosiu, jinai turbūt visur panaši. Mūsų tikslas gerinti mokinių pasiekimus, gerinti sąlygas kokybiškam įtraukiajam ugdymui visiems mokiniams, principai mokyklos stiprinimas, įtrauktis, gimnazijos kultūros raida ir tinklaveika. Taip, numatyti darbai yra tokie, kad mes iš tikrųjų įsitrauksime į tas veiklas, kurias yra jau suplanavusi savivaldybė, tai ir lyderystės kompetencijų tobulinimas, ir pedagogų stažuotė, būtent lyderystės klausimais. Toliau įtraukusis ugdymas, tai yra sensorinio kabineto įrengimas, įrangos, tų priemonių įsigijimas, aš tų sumų nevardinu, jūs matote, mokymai ir įtraukio ugdymo kompetencijų tobulinimas, taip pat mes tikimės, galvojam prisijungti prie savivaldybės. Na, o kaip ir kalbėjau, turbūt nesikartosiu, kam tas sensorinis kambarys ir visa įranga yra reikalinga. Mes iš ties turim jau tam tikrų elementų pas save gimnazijoje tos sensorinės įrangos ir matom, kaip tikrai labai padeda. Turim ir specialistai, kurie darbuojasi ir turim tos patirties, kai vat, mūsų vedėjo minėta Dabikinės mokykla pasidalino savo patirtim ir kai iš projekto mes irgi nusipirkom tuos sensorinio kabineto tą įrangą, tai tikrai labai puikiai veikia ir tikimės, kad mums irgi padės dirbti su vaikais, kurie turi tam tikrų poreikių. Kultūrinis ugdymas, mes irgi liekam prie savivaldybės organizuojamų visų veiklų, na ir turbūt daugiausiai tai yra STEAM ugdymas ir mūsų va čia didžiausias tikslas yra tai, kad aš kaip ir jau iš pat pradžių minėjau, kad yra žemi matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pasiekimai, tai šito kabineto tokio sukūrimas, kuris leis bendradarbiauti skirtingų specialybių mokytojams, tikimės, kad tikrai duos geresnių rezultatų. Tai yra mokslo laboratorijos įkūrimas, įrangos visos įsigijimas ir be jokios abejonės ir kompetencijų tobulinimas. Dar ką reikėtų pasakyti, kad mes iš ties, siekdami pagyvinti ir aktualizuoti tą ugdymo procesą, esam suplanavę veiklas su Lietuvos Junior Achievement, siekdami, kad tos veiklos būtų tokios tikslingos, įdomesnės, prasmingesnės, kad vaikai pamatytų tą naudą. Tai sieksime tas veiklas ir įgyvendinti ir mes jau jas, kaip čia pasakyti, esame apgalvoję, jau ir pradedam pirmuosius žingsnius, nes mūsų mokykloje yra mokytojų, kurie yra pabaigę Lietuvos Junior Achievement šitos mokymus ir tikimės, kad jie kartu bendradarbiaus ir mums tikrai padės įgyvendinti tas veiklas ir siekti tų geresnių, būtent matematikos, fizikos ir informacinių technologijų rezultato. Na ir stiprybės, nežinau, ar čia reikia skaityti, turbūt taip, ką jau vedėjas ir minėjo, visą tai mes jau jūs tai yra girdėjote, tai ir kad mes esame išklausę ir Lean vadybos mokymus, mūsų mokytoja bendradarbiauja su Goetės institutu, kai mokiniai turi galimybę gauti vokiečių kalbos stipendiją ir laikant egzaminus, kuris nustato jų vokiečių kalbos mokėjimo lygį. Tada toliau įtraukusis ugdymas. Vizija mūsų yra orientuota į įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą. Mes turim tikrai labai bendruomenėje aiškiai išgrynintą tą viziją, kuri beje ir šiemet rašant tą strateginį planą, jinai liko tokia pat
Na ir suformuota švietimo pagalba teikiančių specialistų komanda. Mes ją turime visą, tik labai gaila, dar kol kas pas mus psichologas dirba ne visu etatu, bet tikimės, kad šita problema irgi bus išspręsta. STEAM ugdymas vedėjas jau irgi minėjo, kad mes iš projekto mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis, kai dalyvavom šitame projekte, turime šitas priemonės, taip tai yra labiau ir pradinukam, bet turim ir 5-8 klasėm šitų priemonių. Ir jos yra naudojamos ugdymo procese, organizuojama STEAM būrelio veikla, va tiesiog gal labiau trūksta tos STEAM erdvės. Bet be jokios abejonės Papilės Simono Daukanto gimnazija stovi šiaip labai gražioj tokiai vietoj, tai išnaudojam visas mes erdves. Na ir taip, ir vaikai, mūsų mokiniai apsilanko ir vykdo veiklą Šiaulių STEAM centre. Kultūrinis ugdymas pas mus taip pat jis vyksta, bet tikimės, kad ta tinklaveika irgi mums labai stipriai pagelbės, bet mes tikrai turim, tokį, nes mokykla turi muziejų ir labai stipriai bendradarbiaujam ir su Vilniaus universiteto istorijos fakultetu. Kultūros pasas suteikia labai daug galimybių, labai stiprią turim Švento Aloyzo ateitininkų kuopą, kuri Papilė jau gyvuoja ilgus metus, Šaulių organizacija, bendradarbiavom su Lietuvos žurnalistų sąjunga, kuri mums iš tikrųjų gelbėja su parodomis ir mes turim šitos žurnalistų šito klubo, kaip čia pasakyti, idėją, esame atidarę Laivėjaus kabinetą Papilės Simono Daukanto gimnaziją. Na ir palaikom tuos kryptingus ryšius su Simono Daukanto vardo mokyklomis. Na ir rodikliai, taip, tai turbūt jie tokie, aš irgi įsirašiau juos iš Akmenės rajono pažangos to plano, tai tikimės, kad gerės tie mokinių rezultatai. Svarbiausias tikslas yra toks. Kaip ir minėjau, vadovaujantis pažangos plano koduotė, tai tada mokyklų M3 bus Akmenės rajono 5 gimnazija. Labą dieną visiems. Tai aš tada pasistengsiu labai trumpai, nes visi čia, jeigu taip plačiai pradėsim kalbėti, gali labai užsitęsti, tai aš tik tai labai konkrečiai, kas liečia būtent mūsų gimnaziją. Tos 3 pagrindinės sprendžiamos problemos, turbūt ta pirmoji mažiausiai mums problematiška, dėl to, kad mūsų pasiekimai yra pakankamai aukšti ir brandos egzaminų tik tiek pagrindinio ugdymo pasiekimo, tai mes stengsimės aišku išlaikyti, kad jie nenukristų ir nepažemėtų. Visas rajonas susifokusavo į STEAM ugdymą daugiausia, kadangi vis tiek tie tikslieji mokslai yra kertinis dalykas bendrai visiems mokslams. Tai mes, tiek aš, tiek Papilė, tiek mūsų gimnazijos yra labiausiai nutolusios nuo centro. Tai tas STEAM centro įrengimas Ramučiuose nesudarys sąlygų nuolatinai vykdyti tą STEAM ugdymą ir užtikrinti jį. Tai mūsų gimnazijos bendruomenė nusprendė fokusuotis į STEAM ugdymą ir didesnį dėmesį būtent jam skirti. Tai visi tie tikslai ir uždaviniai, kuriuos sieksime, yra tie patys, aš nebesikartosiu, ir veiklos, į kurias įsitrauksim tie patys. Tai mes nusprendėm įsirengti tiksliųjų mokslų ir robotikos laboratoriją, kadangi dabar šių dienų aktualija yra tokia, kad didžioji dauguma ugdymo priemonių ir bendras procesas organizuojamas įtraukiant, būtent vykdant per technologijas informacinės, tai vis daugiau ugdymo priemonių yra nebe skaitmenizuotos, ne popierinės. Tai ir buvo tikslas sukurti didelį kabinetą tiksliųjų mokslų, kur būtų galimybė įrengti 30 kompiuterizuotų darbo vietų kartu su laboratorija. Tai yra, kad vienu metu būtų galima vykdyti darbus tiek prie kompiuterių, tiek virtualius laboratorinius darbus, tiek juos atliekant grupinį arba individualų darbą. Tai mes ir fokusavomės būtent į STEAM ugdymą. Mūsų gimnazijos stiprioji sritis yra patyriminės veiklos. Mes turim tam tinkamą infrastruktūrą, aplinką, galimybės, tai ir toliau plėtosim būtent integruotų patyriminių veiklų kūrimą. Ir kursim savo aprašus ir
dalinsimės tą sukurtą bazę su kitomis įstaigomis per tinklaveiką. Kitas rytis, kurie irgi šių dienų aktualiai yra įtraukusis ugdymas, tai mūsų tas įtraukusis irgi jau yra šiek tiek pažengęs dėl to, kad turim judėjimą negalią turinčią mergaitę, tai mokyklai turim ir keltuvų, ir pritaikytas aplinkas būtent judėjimo negalią turintiems vaikams, bet turim taip pat daug vaikų, kurie turi dabar emocinio ir intelekto sutrikimo, sunkiai valdo savo emocijas pamokų metu, tai pastebime būtent poreikį sensorinio kabineto, kad būtų galima tuos vaikus lengvai įtraukti ir užtikrinti jiems ugdymą. Tai dar vienas ir bus tas mūsų žingsnis, būtent sensorinio kabineto įrengimas ir metodikų rengimas darbui su vaikais tokiais. Visos kitos veiklos, kultūrinės, lyderystės, tinklaveika, aišku, vyksta tolygiai kartu su projektu, tai kas yra numatyta. Ir mes lygiai taip pat aktyviai įsitrauksim ir sieksim tų rodiklių, kurie užbrėžti visam mūsų rajonui. Tas finansavimas tolygiai paskirstytas maždaug visiems, būtent tos dvi sritis, kaip ir minėjau, STEAM ugdymas ir įtraukusis ugdymas. Tai labą dieną. Mes esam tokie vyriausi, didžiausi, esam 9-12 arba 1-4 vadinamų gimnazijos klasių gimnazija. Tai pas mus gal šiek tiek kitokios bėdelės, problemėlės, bet siekiame būtent pagal savo viziją, kad kiekvienas mokinys pasiektų savo sėkmę pagal savo gebėjimus. Ir turime tikslą išugdyti būtent brandžią asmenybę, gebančią gyventi ir kurti globaliame pasaulyje. Ką mes iš stipriųjų savybių turime? Stiprioji savybė, sakykime, kad turime sąlyginai nedaug specialių ugdymo poreikių turinčių mokinių, tik 7%. Bet kol kas dar neturime pilnai pritaikytos mokyklos įtraukiajam. Kas liečia STEAM ugdymą, jau turime laboratoriją, kurią puoselėja jau ne pirmi metai dirbanti chemijos mokytoja ekspertė, kuriame įvairūs būreliai, bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis kaip Šiaulių akademija, KTU ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, bei taip pat Akmenės cementas, kuriame mokiniai gali laboratorijoje taip pat atlikti kitus tyrimus. Lyderystę čia jau kartojamės jau kiek negalime, bet vis dėlto turime ko gero vieną tokį ryškę savo pavaduotoją, kurie baigus švietimo magistrą. Dalyvauja Erasmus projektuose, kurie šiek tiek stringa šiam momentui, kadangi keičiasi struktūra, keičiasi visos sąlygos dalyvauti tose projektuose. Kultūrinėme ugdyme mes stipriai esame išsireiškę per šokį ir dailę, tai ačiū mūsų bendrai mokytojai, o mūsų tinklaveika kaip ir veikia, kadangi su kolega valdydamis tą pačią mokytoją ekspertę, kas liečia dailę, didėja mokinių susidomėjimas mokyklos laikraščio leidyba, tai vėlgi kitos kompetencijos, mokiniai aktyviai dalyvauja kultūros paso, Akmenės rajono kultūros centro veiklose, yra užtikrinama tikslinga mokinių savianalizė, savirealizacija. Čia smulkiai kur rašiau, bet principą tai kartuojas, aš gal nebeskaitysiu iš naujo, nes pakartoju tas pačias tezes, bet mes vis tik ko neturime. Neturime psichologo, kad ir vyresni esame, bet jaučiame poreikį tam, taigi reikalinga pagalba suteikiama tik 40% mokinių, kuriam toks poreikis numatytas. Mokyklos infrastruktūra, kaip jau minėjau, iš dalies tai pritaikyta įtraukiam ugdymui. Tačiau pritaikymas planuojamas būtent iš Šiaulių regioninės plėtros programos lėšų, kaip čia atitinkant universalų dizainą, vilimas įrengti liftą, atitinkantį reikalavimus pandusą ir panašius dalykus. Tie, kas reikalavimą. Toliau, vėlgi, kas liečia kultūrinį ugdymą, turime ir salę, turime muzikos kabinetą, didžiuojamės būtent, kaip minėjau, dailės mokytoją, pakeitusią mokinių požiūrį į dailę, tačiau visgi mums trūksta neformalios švietimo veiklos įvairovės. Žiūrint į savivaldybės strateginius veiklos planus, mes tikrai turėsime iššūkį. Tas pats muzikos kabinetas galėtų būti aprūpintas geresnėmis priemonėmis ir panašiai. Trūkstagi mokytojų kultūrinio ugdymo kompetencijų, būtent integruojant dalykus. Mažai arba visai nevyksta muzikinė popamokinė veikla. Čia vėlgi galima nurašyti, kadangi mokytoja ne pirmaeilininkė. Taigi yra įvairių dalykų. Lyderystė, kas smulkiai surašyta, čia viską jau skaitam, tai paskaitysim, ko mums trūksta. Taigi būtent pasigendama kolegialaus grįžtamo ryšio. Vykstant lyderių laikui, jautėsi tas kolegialumas, mums jisai tikrai buvo labai prasmingas, labai atnešė gerą patirtį, būtent dalinantis gerąją patirtimi, bet šiuo metu mes kaip ir
norėtume, aš tikiu, visos įstaigos norėtų tokio aktyvesnio bendradarbiavimo tarp švietimo bendruomenių, tarp pedagogų. Nors vyksta, aišku, kai kurių dalykininkų vyksta tie bendravimai, bet tokie norėtųsi aktyvesnio. Taip pat mokykla nori skleisti būtent savo gerąją patirtį, dalintis naujojomis, nes, na, iš tų 6 ekspertų pas mus yra 3. Tai va, kaip? Pas mus ir 3. Pasidalinam ekspertai. Va, tai ne visi mokytojai nori tapti ekspertais dėl popierių kiekio ir panašių dalykų. Bet vis tik mes siekime ugdymo tęstinumo, asmeninės kiekvieno mokinio pažangos. Va, tas yra dalykas labai, labai aktualus. Na ir tikslai uždaviniai vėlgi galbūt nesikartosime, gerinti mokinių pasiekimus, gerinti sąlygas kokybiškam įtraukiajam ugdymuisi visiems mokiniams, nors mes, kaip minėjau, neturime tų nei negalę, nei judesio negalę turinčių intelekto sutrikimų. Taip, šiek tiek turime, bet kaip dabar šiais laikais, ko gero, tas specialių ugdymosi poreikių kiekvienas mokinys galėtų būti, tas pats ir gabus, nes jam irgi reikia kitokio požiūrio. Taigi, turime didinti profesionalus ir kokybiško meninio kultūrinio ugdymo prieinamumą ir čia turbūt Akmenė labiausiai galėtų pagelbėti su profesionalų pritraukimu ir kiekvieną kartą to pati, kaip sakyti, mūsų mokytoja labai uoliai norėtų pateikti mokiniams visokį tokį požiūrį į meną. Na ir skaičiai. Čia žinoma, kaip gali nuskambėti, kad tas spurgos dalis pas mus daugiausia nusės, bet mes turbūt turėsime daugiausia dulkių savo mokyklų, nes visą 3 aukštą turėsime paversti kažko stebuklingų į kosminį laivą, aš nežinau į kuo. Tai ir labai tikimės, kad būtent tos sienos pritrauks, kaip sakyt, mokytojus ir suteiks jiem galimybę dirbti plačiau, nes sienos pačios nemokys mokinių, tai mums ko gero didesnė bus problema, kai mes motyvuosim savo mokytojus, kad jie norėtų kurti tas programas integruotas ir įvairias kitas, vien tik pamatę tą grožį, aš manau, kad tam bus mums sudėtinga. Tai va šitoje vietoje aš tikiu, kad mes su mokytojų kompetencijų ugdymu tikrai turėsime iššūkį, bet tikiu, kad viską pasieksime. Na ir paskutinė... Kokie laukiami rezultatai? Taip, įrengime, ketiname įrengti sensorinę erdvę, ji jau yra pradėta rengti, bet šiemet mes jau ištobulinsime pilnai. Atnaujinsime STEAM klasių infrastruktūrą su būtent visa įranga ir priemonėmis. Mes turime šiai dienai pilnai įrengtą chemijos laboratoriją, visiškai stagnuoja fizika, šiek tiek geriau su biologija, bet norime visas aplyginti, kad visos panašiai veiktų. Būtent įgyvendinti norime kvalifikacijos kėlimo veiklas, suorganizuoti įgyvendinti lyderystės programą, įdarbinti 3 pedagogus mentorius, bus smagu atrasti juos, suorganizuoti įgyvendinti ilgalaikės skaitimo motyvacijos didinimo programą, kas vėlgi visiems dalykams ko gero yra labai aktualu. Žiūriu į savo 9-oką ir matau, kad jisai vis tik skaito užduotį, nesupranta, ką perskaito. Tai čia šito vietoj labai svarbu yra sukurta integruota STEAM ugdymo programa, kas vėlgi turbūt tas integravimas visom prasmėm turi mokytam atverti akis, kad viskas tarpusavė susiję ir visi dalykai gali leisti pasiekti tų gerų teigiamų rezultatų. Na ir suorganizuoti, gyveninti konsultacinius matematinio ugdymo modulius. Mes jau juos vykdome, jau ne 1 metai, jie turi tikrai labai gerą pasisekimą. Mes su tėvų sutikimu būtent rengiame tos modulius ir mokiniai netgi su žemesniais ugdymo rezultatais jie jaučiasi žymiai tvirčiau ir jie džiaugiasi savo pasiekimais. Tai kai mes esam pasiruošę vykdyti šitas išvardintas veiklas. Taigi prie 1000-mečio mokyklos programos įgyvendinimo Akmenės rajone jungiasi ir didžiausia. Nors jau girdėjau, kad didžiausia, tada patikslinu gausiausia mokinių skaičiumi rajone Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos mokykla. Ir ne mes ateiname TUM, aš galvoju, kad TUM ateina į mūsų mokyklą, todėl kad viziją ir misiją mes pasilikome jau 2 kadenciją pradedam ir mūsų misija ir vizija išmokyti yra inovatyvi mokykla, kurioje visi tobulėja. Jau antrą kadenciją šitai vizijai palikome ir misiją išmokyti šiuolaikinėme informacinėme perteklinėje visuomenėje mokinius surasti, suprasti ir pritaikyti. Kadangi mūsų mokinių amžius yra labai toks jaunybas, išskirtinis iš visų kitų mokyklų, nuo 6 iki 15 metų pas mus mokiniai formuojasi kaip asmenybės. Todėl mūsų fokusas yra į kultūrinį ugdymą, todėl kad tikime, jo kultūrinėme ugdyme yra svarbi asmenybės branda. Ir
pamatyti, parodyti vaikui, jog mes jį girdime, matome, suprantame ir prisiliečiame prie kiekvieno jo asmeniškai. Nes tokiame amžiuje, kada paauglystės laikotarpis, tikriausiai tai yra didžiausia problema, kada yra labai didelė dalis mokinių išgyvenanti tą bjaurųjį ančiuką amžių, kada jiems svarbu, kaip kas gyvenime dedasi ir svarbu, kaip jie tame pasaulyje jaučiasi, parodyti, jog juos matome, išgirstame ir jie gali sakyti savo nuomonę per kultūrinę perspektyvą. Kartu kultūrinį ugdymą įgyvendinant sieksime ir 21 amžiaus svarbiausių savybių, gebėjimų ir kompetencijų ugdymą mokiniams įdiegti, skatinti juos būti smalsiais, save pažinti, komandinėme darbe, pasiekti bendrų rezultatų, ugdysime kritinį mąstymą ir lankstumą šioje nuolat besikeičiančioje visuomenėje. Ir dar prie to reikėtų pridėti, jog kaip ir kultūrinėme ugdyme yra labai svarbu, mokymosi motivacija. Skatinti mokymosi motivaciją, kad jie galėtų po to išėję į didžiausią, brandžiausią mokyklą siekti tų akademinių rezultatų ir gerinti Akmenės rajono statistinės duomenis akademinėje srityje. Taigi, Tūkstantmečio mokykloje, kaip ir išsinagrinėjo ir Gulliveris išanalizavo, mūsų mokykla yra gausi, tačiau fizinės erdvės mes turime nedaug, 9 kvadratiniai metrai vienam mokiniui, tad vienas iš problemų sprendimo tai išlaisvinti vaiką, išlaisvinti jo kultūrinę asmenybę, todėl sieksime įrengti Saulėtekio bendruomenės erdvę Saulė. Lauko klasėje, kurioje bus įrengtas ir apšvietimas, šildymas, vėsinimo sistemos, iš ryto turėtų veikti teatro pamokos ir jame planuojame įgyvendinti 1–4 klasėms integruoto lietuvių kalbos ir teatro formaliojo ugdymo programą. Pagal bendrąją ugdymo jau pradėjome nagrinėtis bendrasias ugdymo programas, tai ten labai svarbus yra išreikšti save, savo asmenybę, pažinti teatrinėmis priemonėmis, todėl mes tikimės labai čia sėkmingų veiklų. Laisvų metu jose bendruomenės erdvėje Saulė turėtų vykti integruotos ne tik lietuvių ir teatro pamokos, tačiau ir susitikimai su kultūros veikėjais, pagal sudarytą tvarkaraštį, klasės valandėlė, susitikimai su tėvais, koncertai, kurių yra pakankamai gausu tokioje gausioje mokykloje, kas tai yra visai natūralu. Taip va, toliau turėtumėm įsirengti ir kultūrinio ugdymo efektyvinimą specialiųjų poreikių mokiniams, kurioje būtų įgyvendinama vizualinio mąstymo strategijo taikymo programa 5–8 klasių mokiniams. Mokytojai jau pradėjo lankyti, ruoštis ir jų iniciatyvos dėka atsirado šita programa, kad mes ją galėtumėm įgyvendinti. Tai Mo muziejus paskelbęs yra nemokamus seminarus, tai mokytojai pakankamai aktyviai ten dalyvauja. Tikimės dar didesnės įtraukties, jeigu tai bus šiek tiek prieinamiau ir Akmenės rajone organizuojant. Nes šiuolaikinių vaikų vizija ir matymas yra viskas per akis. Todėl vizualinio mąstymo strategijas taikymas, nagrinėjant įvairias meninės išraiškos priemonės, turėtų jiems padėti surasti, suprasti ir atrasti save. Ir labai svarbu, jog su šita vizualinio mąstymo strategijos taikymos programoje labai svarbu pasakyti, jog atsakymo vieno gyvenime nebūna, gali būti daug, todėl čia bus labai stipri ir įtrauktis suprasti, kad mes esame skirtingi ir priimti visus tokie, kokie mes esame. Na ir sensorinis kabinetas. Sensorinėme kabinete pas mus nėra pakankamai dėkingos erdvės, tačiau labai tikimės, jog pavyks įgyvendinti ne tik tais iš karto vaikams specialiųjų poreikių, mokiniams tas priemonės taikyti, bet ir vaikus pačius mokyti, kaip reikia nusiraminti, kaip tos priemonės padėtų jiems save atpažinti ir išplėtoti savo galias, savo talentus ir gebėjimus, klausantis muzikos, nagrinėjant šį vizualinės priemonės. Taigi, ir planą jau susidėliojame, kaip mes įgyvendinsime šitas programas.
Manau, kad mums pakankamai sėkmingai viskas veikia. STEAM ir lyderystės veikiant, tikimės, kad įgyvendinus šitas programas mes galėsime taip solidžiai dalintis savo patirtimis ir taip sukursime tinklaveikos efektą. Tai vat, atrodo tiek. Joniškio rajono savivaldybės tūkstantmečio mokyklų programos pažangos planas prasideda šūkiu kartu. Šūkiu kartu. Kodėl? Nes mes pažangos plano rengimo komanda kartu su Europos socialinio fondo agentūros ekspertėmis, joms konsultuojant, bendradarbiaujant, padedant, atlikome didelį darbą, parengėme savivaldybės pažangos planą. Kartu ryžtingai įsinagrinėjome švietimo situaciją, įsiaiškinome problematiką, įsikėlėme su ambicija tikslą, pasirengėme veiklos planą, o kurį įgyvendinę pasieksime ugdymo kokybės. Tai dabar pagrindinė mūsų problema įsinagrinėjus situaciją yra šita: žemi mokinių pasiekimai ir pasiekimų atotrūkiai tarp mokyklų. Šiai problemai įtaką daro kitos 4 problemos: nepakankamas pasirengimas įtraukiajam ugdymui, pedagogų trūkumas, kas aktualu visai Lietuvai, trūksta šiuolaikiškų ugdymo metodų ir formų, nepakankama skirtingų dalykų integracija, sunku mokinius sudominti tiksliaisiais ir gamtos mokslais, kas turi įtakos tikslių mokslų ir matematikos pasiekimams, bendradarbiavimo ir tinklaveikos trūkumas tarp savivaldybės mokyklų. O problemas mes spręsime įsikėlę tikslą, kurį jau esame ir įsikėlę, gerinti visos savivaldybės mokinių pasiekimus, mažinant pasiekimų atotrūkius mokyklose. Šito tikslo pasieksime įgyvendinę 6 uždavinius. Didindami švietimo pagalbos prieinamumą ir gerindami jo kokybę, tobulindami mokytojų kvalifikaciją darbui su skirtingų poreikių turinčiais mokiniais, įgalinant mokytojus diferencijuoti ugdymo turinį ir taikyti kitus inovatyvius ir efektyvius įtraukiojo ugdymo metodus, gerindami ir plėtodami integruoto formaliojo STEAM ir kultūrinio ugdymo įgyvendinimą ir patrauklumą mokiniams, tobulindami vadovų ir mokytojų kompetenciją STEAM, kultūrinio ugdymo ir lyderystės srityse, gerindami kokybiškam ugdymosi procesui reikalingą infrastruktūrą, priemonės ir jų prieinamumą, taikant universalaus dizaino principus, sudarydami sąlygas reguliariam ir sistemingam mokyklų vadovų ir mokytojų bendradarbiavimui bei mokyklų tinklaveikrai. Laukiamas pokytis rezultatas įgyvendinus pažangos planą, kur čia yra privalomi mums visiems dalyvaujantiems programoje rodikliai, tai aišku pagerėja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų metu bent pagrindinį lietuvių kalbos pasiekimų lygiai padidėjusių mokinių dalis, kuri turėtų būti pokytis padidėjęs nuo pradinės reikšmės per daugiau nei 2 procentus, matematikos pasiekimų lygis pagerėjęs, kuris turėtų padidėti per nemažiau 18 procentų. Taip pat bendro ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie jungtiniai dalis turėtų sumažėti daugiau nei 2 procentais ir vienai sąlyginiai mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius turėtų padidėti, planuojama reikšmė 11. Čia mūsų unikalieji rodikliai pagal 4 sritis. Lyderystėje mes įgyvendiname. Ne unikalieji, čia yra parenkamieji, taip. Tai mes sieksime, kad jaunesnių nei 50 metų, bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičių santykis padidėtų iki 0,48 nemažesnė reikšmė, švietimą pagalbą gaunančių mokinių dalis būtų nemažesnė nei 82 procentai, švietimo įstaigų, kuriuose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių dalis būtų nepakitusi nuo bendrojo švietimo įstaigų skaičiaus ir neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis būtų nemažesnė nei 75 procentai. Čia yra jau mūsų unikalieji pagal veiklos sritis. Lyderystėje mes įgyvendinsim naujų jaunų mokytojų mentoriavimo sistemą ir pagal tai mūsų yra rodiklis
specialistų, švietimo specialistų, dalyvaujančių mentorystės veiklose skaičius turėtų būti ne mažiau nei 40, įtraukties srityje specialiojo ugdymo poreikių turinčių vaikų dalyvaujančių mokyklų organizuojamose neformaliojo švietimo veiklose dalis turėtų būti procentais ne mažiau 50%, kultūrinio ugdymo srityje sukurtų ir formaliojo ugdymo procese taikomų integruotų ir kultūrinio ugdymo pamokų planų skaičius ne mažiau nei 30 ir STEAM ugdyme sukurtų ir formaliojo ugdymo procese taikomų integruotų STEAM pamokų planų skaičius ne mažiau nei 30 vienetų. Tinklaveika, apie kurią daug kalbame ir yra kertinė šis šio projekto, yra labai svarbi ir per ją TUM programoje dalyvaus ne tik TUM programos mokyklos, Joniškio Saulės pagrindinė mokykla, Joniškio Matos Lančiausko progimnazija, Joniškio Aušros gimnazija, bet visos mūsų savivaldybės mokyklos. Tai Joniškio rajono Žagarės gimnazija, Skaisgirio gimnazija, Joniškio rajono pagrindinė mokykla. Jos kartu veiks per bendras veiklas, įveiklins infrastruktūrą bendroms veikloms. Tai šitai. Kas mūsų programos partneriai, o mes turime nemažai, 11 partnerių, pagal visas 4 sritis. Tai daugiausia partnerių turime kultūrinio ugdymo srityje ir norėčiau visus juos įgarsinti. Tai Šiaulių dailės galerija, Joniškio rajono Žagarės kultūros centras, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Šiaulių UAB Garsas LT, Šiaulių profesinio rengimo centras, Joniškio literatų klubas Audruvė. Taip pat nemažai turime partnerių įtraukties srityje, Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centras, Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas, Šiaulių regioninis specialiojo ugdymo centras ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Joniškio skyrius. O mus pagelbės ir mus sustiprins STEAM ugdymo srityje ir lyderystės Klaipėdos universitetas. Biudžetas be PVM. Matome visi 1 649 679 tūkstančiai, o su PVM 1 878 298. Ir kai mūsų ekspertas minėjo, ekspertas svečias, kad didžiausia dalis tenka, tai būtent STEAM ugdymui, investicijom, kultūriniam ugdymui, taip pat nemaža dalis tenka lyderystės sričiai, mokymams, veikloms, priemonėms. Ačiū už bendrą pristatymą. Tai aš kalbėsiu labai konkrečiai apie tai, ką mes ruošiamės ir ką mes tikrai padarysime. Svarbiausia mūsų gimnazijos sritis yra STEAM. Dar priminsiu, kad esame lygiai taip pat 4-metė, ta vadinama grynoji gimnazija. Turime mokinių apie 400. Ir taigi STEAM mūsų svarbiausias sritis ir dėl to, kad čia yra mūsų veiklos jau tęstinumas. Planuojame įrengti STEAM klasterį, panaudodami tas laboratorijas, kurias jau turime įkūrę ir kartu praplėsdami galimybės mokiniams įgyti tokį patyriminį ugdymo mokymą. Tai ką darysime? Fizikos laboratorija, tai yra ta, kurią mums reikia dar įrengti. Matematikos kabinetų rengimas ir priemonėmis aprūpinimas šitų kabinetų, visus 4 matematikos kabinetus mes pasirūpinsim 4 kabinetais. Nauja laboratorija bus kūrybinių technologijų laboratorija, kurią dar įrengsim, ir taip pat priemonėmis aprūpinsime tas laboratorijas, kurias jau turim, tai biologijos, chemijos ir robotikos laboratorijas. Ir didelę dalį lėšų skiriam STEAM minkštosiom veiklom. Tai mokytojų kompetencijų tobulinimas, čia šiuo atveju darbo laboratorijose. Planuojame, kad mūsų laboratorijose savo kvalifikaciją tobulins ir kitų savivaldybės mokyklų mokytojai. Numatę esam stažuotės, darbo stebėjimai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Darysime gamtos mokytojų metodinės stovyklas rajono mokytojams.
Ir taip pat tie dalykai, kurie turėtų padėti mokytojams ir jie rengs iš esmės šitas medžiagas, tai yra integruotų pamokų ciklo sukūrimas, laboratorinio darbų aprašų sukūrimas ir tą patirtį apibendrinsim Respublikinėje STEAM konferencijoje. Dar aš tik tai pridėsiu, kad turime Gabių vaikų akademiją ir numatytas vėl atskiras finansavimas šių vaikų veikloms STEAM klasterio laboratorijose ir gamtoje. Galim tada toliau turbūt. Kultūrinis ugdymas, taip pat matote lėšas ir dar papildomai PVM-as. Tai ką norim padaryti? Meno erdvių įrengimas, aprūpinimas meno erdvių priemonėm ir įranga ir minkštosios veiklos, kultūrinių ugdymo minkštosios veiklos. Įsirengsim muzikos studiją, kurie apjungs garso įrašų kabinetą, muzikos kabinetą ir aktų salės tokie klasterį padarysime. Taip pat numatys atskirai rengti laisvalaikio erdves, čia tiek biblioteka, skaitykla, erdvė mokinių saviraiškai, kartu tai bus susiję ir su lyderystės veiklom, dailės studijos įrengimas ir priemonės jom įsigysim, šokių teatro studiją įsirengsim. Ir turime atskirai kultūrinio ugdymo programą, kuri yra pakankamai plati ir tam irgi numatom nemažai lėšų. Tai yra būtent mūsų mokinių įsitraukimas į kultūrinės veiklas ir jų supažindinimas su menu plačiaja prasme, su opera, baletu, simfoninė muzika ir teatru ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia šita programa taip pat yra jau, praktiškai mes jau pradėjom įgyvendinti. Ir toks mažesnis projektukas, tai ilgalaikio projekto skaitimui skatinti įgyvendinimas, čia darysime per savo biblioteką ir jos darbuotojus. Įtraukusis ugdymas pas mus gal mažiausiai skiriamos lėšos, bet tai nereiškia, kad tai yra pamirštas sritis. Taip jau sutampa, kad įtraukusis ugdymas ir tūmas į mūsų mokyklą ateina vienu metu. Mes jau nuo rugsėjo turėsime vaikų su sutrikusio emociniu, sakykime taip, su emociniais sutrikimais. Ir čia esmė bus tinklaveika su Saulės pagrindinė mokykla, kuri turi didelę patirtį šitoje veikloje. Ir dalinsimės ir metodais, ir priemonėm, ir mokytojais, ir specialistais. Ir lyderystė veikiant, taip pat lyderystė veikiant mes einame šitą sritį per atskiras programas. Tai programa lyderystė veikiant įgyvendinimas, čia yra seminarai numatyti, stažuotės, darbo stebėjimai, konferencija. Kita programa parengta yra pozityvus lavinimas laiminga mokykla. Čia yra tęstinė programa, kurią mes anksčiau esam pradėję, tai yra tyrimai, psichologų konsultacijos, emocinį ugdymo veikla. Esame tikrai stiprus Erasmus tarptautinėse projektuose ir išlikom dar vis stiprus ir toliau turim tą tęstinumą ir šiais metais, nors iš tikrųjų keitėsi daug sąlygų ir galimybės daugam sumažėjo, bet mes išlikom šitoje veikloje stiprus. Tai va šito tarptautiškumo plėtros gimnazijų programos įgyvendinimas. Dalinsime savo patirtimi su kitom mokyklom, anglų kalbos mokymas mokytojams, projektų konkretus įrengimas ir tikimės, kad išliksime ir toliau su tarptautinė veiklo išliksime stiprus. Ir gimnazijos savivaldos lyderystės skatinimo veiklos, tai čia gimnazijos tradicinių veiklų organizavimas ir aišku bendruomenės telkimas, kad visi jaustumėmis savo mokyklos šeimininkais ir atsakingi už savo gimnaziją. Tai va tiek trumpai. Tai laba diena visiems, aš esu iš Saulės pagrindinės mokyklos ir mokykla dalyvaudama tūkstantmečio mokyklų programoje, jūs matote biudžetą. Šis biudžetas yra skirtas ir infrastruktūrai, mokymo priemonėm ir visom ugdymosi veiklom, užsiėmimam.
Ir mes rajone stipriname kiekvieną savo sritį tą, kurią jau turime patirtį. Ir mes didelesnę patirtį turime įtraukiajame ugdyme, todėl didžiąją dalį lėšų ir jėgų skiriame įtraukiajam ugdymui, kadangi turime ne vien tik tai mišriose klasėse specialiųjų poreikių vaikus, taip pat turime specialių ugdymo skyrių ir prie mokyklos yra dienos užimtumo centras. STEAM, dar atgal jeigu, STEAM ugdymui mes skiriame savo minkštąją dalį, tai žmogiškuosius mokytojų resursus, kur sukursime STEAM mokykloje strategiją ir kitas veiklas, tai infrastruktūra, mokymosi priemonės įvairias ir įrangą iš kitų projektų, tai iš visos dienos mokyklos, kadangi mums čia per mažai pinigų. Taip toliau. Tai įtraukiajam ugdymui, ką mes esame numatę. Ugdymosi aplinkų sukūrimą ir pritaikymą, erdvės bus sukurtos įvairios, sensoriniai kambariai, relaksacijos kambariai, taktilinių priemonių įrengimas, kadangi turime regėjimo negalią turintį mokinį, tai ir vedantieji takai, spėjamieji paklotai, taktiliniai stendai, ženklai įvairūs, įspėjamosios antislydiminės juostos ir kokio laukiame iš to rezultato. Relaksacijos ir nusiraminimo kambariuose mokiniai galės nusiraminti, įveikti stresą keliančius dirgiklius, tęsti ugdymo procesą. Klasių pritaikymas padės atliepti skirtingus mokinių ugdymosi poreikius ir padės užtikrinti geresnės sąlygas įtraukties didinimui mokykloje. Bus įrengtas vienas relaksacijos kambarys, vienas nusiraminimo kambarys ir viena atnaujinta klasė universalaus dizaino principų bei koridoriuose įrengtos taktilinės priemonės. Įtraukiojo priemonių įsigijimas, kadangi sakiau, kad yra ir vaikų mišriose klasėse, tai specializuoti multisensoriniai, sensoriniai, taktiliniai, šviesos terapijos įvairios priemonių renginiai ir rinkiniai, skirti nusiraminti, padėti koncentruoti dėmesį, sudominti, įtraukti ir kitus vaikus. Ir priemonės bus naudojamos individualios mokinio pažangos skatinimui, motyvacijos gerinimui, sutrikusių funkcijų lavinimui ir pažintinių gebėjimų ugdymui. Taip pat pritaikysime didaktiką, čia pasidarbuos mūsų vaiko gerovės komisija, parengdama įtraukiojo algoritmo įgyvendinimą mokykloje. Mes jau pradžią turime, aišku, pas mus vertybinės nuostatos jau formuojamos mokykloje, kadangi turime įvairių poreikių mokinius ir mūsų mokyklos vizija mokykla kiekvienam ir galvojame, kad pasieksime rezultatą labai neblogą, bus sustiprinta švietimo pagalba, gerinama įvairių poreikių turinčių mokinių ugdymosi kokybė, lengvinamas darbas mokytojų dirbančių mišriose klasėse ir taip pat tikimės mokinių pažangos ir pasiekimų pagerėjimo ir aišku tinklaveika, bendradarbiavimą su mūsų rajono mokyklomis ir dalinimasis gerąją patirtimi. Kultūrinėme ugdyme mes nusimatę įsirengti erdves, kur bus vykdomas formalus ir neformalus švietimas, šokio, dailės, teatro, muzikos užsiėmimai, erdvė pritaikinta mokinių dailės darbų ekspozicijam. Mes galvojame ten įrengti menų menę, bus vykdomos integruotos įvairios pamokos, NVŠ veiklos, ekspozicijos, pasirodymai, bendradarbiavimas su menininkais ir taip pat rengiami bendri projektai. Dar įkursime bendrą erdvę, kadangi mes turime ir jaunimo klasių, mūsų mokykla tokia unikali yra. Norime įkurti tokią vietą, kur galima bus ruošti mokinius ir parodyti, kokia yra siuvėjo profesija. Taip pat bus vykdomas neformalus švietimas ir siuvimo darbų edukacijos mokykloje bendruomeniai, taip pat dizaino būrelis, kurį mes turime jau. Ir bus įrengta siuvimo ateljė, parengta mokymosi programa siuvėjas 9-10 klasių mokiniams jaunimo klasių ir taip pat vykdomos neformaliojo švietimo veiklos 4-10 klasių mokiniams. Ir parengsime, aišku, integruotą menų ir technologijų modulį, tai bus 5-10 klasių mokiniams, dalyvaus šitoje rengimo programoje mūsų mokyklos mokytojai, dailės, muzikos, technologijų, iš vis 6 mokytojai, taip pat bendradarbiaus su meno lauko atstovais. Sekantė. Ir STEAM ugdymą, kaip sakiau, čia yra minkštoji dalis ir mūsų mokyklos mokytojų žmogiškaisiais ištekliais, jeigu reikės finansuosime iš mokinio krepšelio.
Tai sukurti STEAM strategiją, ją įgyvendinti, kad būtų jinai pagrįsta tyrinėjimu. Pradinėse klasėse mes jau turime STEAM laboratoriją, tai mums reikia vyresnėse klasėse, kaip minėjau, iš kito projekto tai bus daroma. Ir mes labai gausiai bendradarbiausime tinklaveikoje su Aušros gimnazija, kurie susikurs STEAM klasterį ir vyks bendras ugdymas. Tikimės, kad padidės mokinių motyvacija įgyvendinant ir mokantis įvairius STEAM dalykus, gerės mokslo ir matematikos rezultatai. Taip pat esam nusimatę parengti integruotas STEAM programas 5, 8, 9, 10 klasių mokiniams ir sieksim pagerinti matematikos PUP rezultatus. Tai tiek. Matos Varčiausko progimnazijos. Tai mes prie antros skaidrės, kad nebereikėtų čia višnė ant torto, paskutinė visada yra lengviausia, nes visi pavargiai nieko nebegirdi. Kas pas mus yra kitaip? Gal pradėkime nuo to, kas pas mus yra kitaip. Ir ko mes kitokie ir tuo pačiu panašus į kolegas. Tai mums teko šauni misija koordinuoti kultūrinį ugdymą, tačiau visos kitos rytis taip pat bus paliestos. Prie tinklaveikos labai daug nesustosiu, todėl mano akcentai yra labiau į tą kultūrinį ugdymą, bet tikrai viską perbėgsiu, nes mintinai viskas čia jau stovi. Tinklaveika palies visas rytis, pradėsime nuo įtraukties. Esame progimnazija, 3,5 vaikų, tai nei didelė, nei maža. Ir iš tikrųjų virš 10% turime specialiųjų poreikių mokinių, emocijų elgesio, autistiškų, Aspergerių, mes neturime negalios didelės, tai sąlygoja tam tikrą paskirtį. Ir pradėsiu galbūt nuo priešistorės, mums puikiai repeticija buvo kokybės krepšelis. Todėl visur jau yra žingsniai, dabar mes tik tęsim. Tai yra, mes jau turime kabinetą ramų, kitaip vadinamą sensorinį, mums tik reikia daugiau ir giliau. Ir ką mes čia darysim? Mes matom, kad pirmiausia reikia keisti tikrai nuostatas, vertybinės. Turime labai aktyvų, kolegos gali paliudyti, aktyvių tėvų klubą, kuris mums ir padeda ir kartais ir kritinių pastabų pažeria. Tai va darbuosimės kartu su jais ir čia ir diskusija, ir individualaus ugdymo, kuomet yra tokios nepaprastos ugdymo aplinkybės, kaip pritaikyti tą ramų, dar labiau įveiklinti. Tai mūsų labiausiai įtrauktis yra susijusi su priemonėmis ir mes čia tik tai stiprinsime, nes jau daug kas yra. Ir vertybiniam nuostatom. Reiškia žmogiškiai ištekliai, kuriems nereikia labai daug. Ir ten dalis yra netokia ir didelė, apie 50 000. Tikrai pas mane šitų skaičių tikslių nėra, nes aš kažkaip galvoju, kad savivaldybė viską žino. Man labiau įdomu, kaip veiksim, ką darysim, ką pasieksim ir kas iš to bus vaikui. Pirmiausia, tai pačiam mokiniui. Kiek mokytojas tobulės gerai, bet ką mes su to vaiku darysime, kaip ta jo asmeninė pažanga keisis nuo to viso gėrio, kuris dabar čia bus. Toliau kita nemaža dalis yra STEAM. Kadangi esame progimnazija, tai esame įsipareigoję parengti savo rajonui 7-8 klasių integruotų pamokų ciklą, taip ir pavadinom labai paprastai, kad mokytojas paėmęs galėtų dirbti su juo. Todėl, kad atnaujintos ugdymo programos, jos veda į tai, kad turinys turi būti integruotas. Tai, kad mokytojas pasidarytų ir dirbtų ir kitam dar duotų. Tai dirbame su aprašais, žiūrime formas, kaip tą padaryti, kaip būtų naudingiau. Mes žinome, kad ir vadovėliai jau yra tokie į tai orientuoti. Tai ir reikia orientuoti į tai, kad tai netaptų tik tais dar vienu dokumentu, o iš tikrųjų pasitarnautų vaikui ir vaikui. Pirmiausia, tai vaikui. Tai integruotų pamoko ciklas, kuriame dirbs lygiai tie patys gamtos mokslų mokytojai. 7-8 klasių reiškia fizika, biologija, robotika pas mus labai stipri, inžinerinis tas mąstymas ir ugdymas yra ir mes jau irgi turime nemažai robotukų nusipirkę, tai reikia tik atnaujinti juos. Ką dar pamiršau? Technologijas atskyrėm, pas mus truputėlį viskas kitaip. Chemija, fizika, biologija ir robotika ir matematika. Tai toksai STEAMas, ne visiškai STEAMas kartu su robotika. Tai šitie dalykai veikia kartu ir mes tiesiog atskirsim 3 aukštą įrengdami gamtos mokslų laboratoriją, kur ir patys mokysimės, ir kitas mokyklas Žagaris, Skaisgirys, kurie per tinklaveika galės ateiti, nes jie šitų dalykų kol kas dar pas save neturi.
Tai tokia mūsų STEAM vizija. Ką mes dar darysime, mes turim 3D šiek tiek jau ir galvojam, kad reikia plėsti šitas dalį, stiprinti, lazerinės staklės ir kiti dalykai, kur technologijos ateis per STEAMą ir per inžinerinį mąstymą. Na, o didžioji kita dalis, tai čia virš 100 000 yra STEAMas ir taip mokytojai veiks vaiką pasiekdami. Na, o kas liečia kultūrinį, tai irgi lygiai taip pat virš 100 000 yra skirta. Mes įsisteigsime menų alėją, kupolo pavidalų, lygiai taip pat, kad netrukdyti dirbti pamokose ir kad kolegos galėtų puikiai naudoti šitą erdvę ir mes galėtume naudoti šitą erdvę. Esame dėkingai teritorijai, 6 hektarai, tai patyriminis ugdymas bele koks vyksta ir integracija irgi labai didelė ir todėl mūsų stipriosios dalis, reikia stiprinti tai, kas stipru, mes taip įsivaizduojam, tai yra integracija stipri, stiprinam, o patyriminis ugdymas stiprus, tai ir stiprinam. Tai mes ir eisim, mūsų kultūrinis ugdymas išeis į lauko erdves, šiek tiek lauko įrango, šiek tiek kūrybinių dalykų, kad įveiklinti tas lauko erdves, kas jau pradėta kurti ir daryti ne tik viduje, bet ir lauke. Jeigu stendai, tai lauke, jeigu paroda, tai lauke, jeigu festivalis, tai lauke. Na, festivalis ir taip vyksta, dalinamės, mes irgi dalinamės. Šokių mokytoja tokia nerame dūšė, bet labai puikia ir kultūrinis ugdymas vyksta lygiai taip pat per integruotų pamokų ciklą. Kas čia veikia? Jeigu matematika ateina prie STEAMo, tai lietuvių kalba. Tikslas tai yra mokinių pasiekimai, ar ne, matematikos ir lietuvių, tai lietuvių tarsi lieka nuošaly. Tai mes pritraukėm prie menų ir sukursime integruotų pamokų ciklą, kuriame po 2 arba po 3, po 5 supratom, kad neįmanoma, tikrai mokytojai kurs integruotų pamokų ciklus, iš pradžių tarpusavėje, pagal programas atnaujintas ir tada dar vieną tokį ciklą pasidarysim. Tai reiškia technologijos, dailė, lietuvių kalba, choreografija, 5 dalykai veiks kartu ir toks tas mūsų veiksmas yra. Technologijas mes apskritai išėmėm, pridėjom prie kito kurpalio, žiūrėsime, kas iš to bus. Bet ten inžinerinio mąstymo be abejo yra labai daug, ypač atnaujintose technologijų programuose. Tai toks yra mūsų veikimas, kad tai taptų darbų iš tikrųjų ir veiktų pamokose ir palengvintų patiems mokytojams dirbti, teikti džiaugsmą ir tuo pačiu tą integruotą kūrinį kurti, nes to reikalauja švietimo politika pati. Daug tokių dviračių neišradinėjom, tiesiog darom tai, ką diktuoja švietimo realybė. Ir dar vienas dalykas, žinoma, menininkai. Tai su menininkais be abejo tarp disciplininis pamokų ciklas dar vienas, kada atvyksta ir pamokas ir mes jau planuojam, kad galbūt tai taptų produktu kažkokiu, tai reiškia, galbūt vieną klasę galvojam pasimti ir, tarkime, foto menininkas, video menininkų, choreografų ir kitų specialybių menininkai, kurie yra įdomus vaikams. Tai turėtų būti va štai toks mūsų dar darbas kartu vaikui ir pasižiūrėti, kas iš to pavyksta. Na, kaip ir viskas, labai trumpai, labai paprastai, tokia yra mūsų tinklaveika, tokia yra vizija ir ačiū kokybės krepšelį, kuris atnešė proto, kaip reikia veikti ir ko atsisakyti. Štai ir viskas. Tai pristatymai kaip ir baigti, nežinau, dabar kreipiuosi į viešinės iš Vilniaus pagal bendrą tvarką, mes kaip viską suplanavę pagal programą ar dar kažkuo reikia. Gal kažkokį akcentą praleidom, kaip sakant. Tai sureaguokit. Kolegės, iš mano kaip komunikacijos pusės, tai praleidom svarbų akcentą bendrą nuotrauką. Bet manau, kad dar dabar turbūt klausimų metas kažkoks, jeigu kažkas vieni kitų paklausti, ar mano kolegijų, o daugiau tai viskas puikiai. Labai ačiū už pristatymus. Dėkui Jums, tai kaip ir sakė, jeigu yra klausimų kažkam Vienas klausimas tikrai yra. Kada prasidės finansavimas? Tai pinigų, greičiau. 13 klasė tai yra toks mokytojų klasė, kai kolegos vieni kitiem vedasi pamokas, išbando naujus metodus. Ir tada grįžta į klases ir tą patį su mokiniais. Vadinasi, 13 klasė. Čia toks kaip metodinis mokytojų kažkoks? Metodinis, kaip metodinė. Pasidalimas patirtim, kolegalusis grįžtamasis ryšys, naujovių vedimas.
O ta gabių vaikų akademija? O štai apie tą gabių vaikų vadinamą akademiją, tai čia yra toksai tokia veikla, kur mokiniai, kurie savanoriškai, kurie nori, gali ir siekia daugiau negu paprasta programa. Kartu su mokytojais, kurie dirba vėl papildomai su tais vaikais, mes sudarom galimybės jiems dirbti be kažkokios registracijos, gana judantis tie srautai, bet paskui susiformuoja tam tikros grupės pagal atskiras dalis. Pradedam nuo 9-okų paprastai, tai yra matematika papildomai ir lietuvių kalba, paskui nuo 10-okų jau perina ir specializuojasi, yra fizika, yra matematika, yra geografija ir taip toliau. Ir visą tą veiklą vykdo grupė mokytojų, praktiškai savarankiškai, savo lyderio vedami, kuri turi įsirinkę lyderį. Ir iš manęs šiuo atveju reikia tik tai finansavimo, palaikymo ir kad šitie vaikai gautų papildomą tokią motyvaciją ir norą dirbti. Pakartosiu, kad tai yra neprivaloma, tai yra savanoriškai ir tai yra visi, kurie nori. Mes šiuo atveju atrankos nedarom. Mokytojams padedat kažkaip finansiškai, o tie moksleiviams kažkas irgi? Moksleiviams yra kelionės į užsienį, yra kelionės į Lenkiją, kažkur kitur, kelionės į teatrą. Ta prasme, mes paskatinam jiem, kad jūs skiria daug laiko papildomai savo pačių progresui, bet mes jums galim už tai padėkodami irgi kažką tai galim padaryti. Kiek moksleivius daro? Čia kiek tų srautų skirtingų? Tai srautų darom 6-8 taip maždaug srautus, priklauso nuo metų. Apie 50-80 vaikų dalyvauja tose veiklose. Ir esminis klausimas finansavimas, tai neformalaus ugdymo sąskaita ar konsultacijų, ta prasme, Iš krepšelio perdalymo. Iš kai kurių kitų mokyklų padeda man kitos mokyklos jau savo lėšomis. Pabaigoje. Metų pabaigoje. Ir tai teisingai daro. O per tą pačią kažkaip irgi neatsinau, mačiau, kad tas technologijų ugdymas per tą siuvimo visą, kurie būtent tokia kryptis buvo pasirinkta, kiek jinai pasiteisino, kaip čia. Mes čia kursime, mes turime... Gal būtent nuo siuvimas. Jau todėl, kad mergaitėm pasirinkimas, tarkim, gal ir vaikinam, neskirstinkim, tai turime iki profesinio mokymo kitas specialybės, medžio drožimo, dailės ir taip pat turime dabar dar norime, kad būtų siuvėjo papildomas. Labai akcentuota, labai nori mokiniai, tai va įsirengsime siuvyklą su 6 darbo vietomis ir dizaino būrelį ir kitam dalykui. Tai kažkaip bendradarbiaujat su profesinio ugdymo mokykla, kad būtų kažkoks tęstinumas paskui? Kol kas jie dar neturi siuvėjų mūsų žemės ūkio mokykla, bet turi Šiauliuose profesinio rengimo centras, su kuriuo bendradarbiaujame.